visi. Aš nežinau, kiek žmonių yra leidžiama į vieną skambutį, bet aš jau matau, kad prie mūsų jau prisijungė 1300 žmonių. Kągi, sveiki atvykę visi iš viso pasaulio. Mes neseniai buvome susitikę ir gyvai Osle šventėme 20 metų jubiliejų, kuris buvo tiesiog įspūdingas. Aš tikiuosi, kad jūs visi turėjote galimybę pasidžiaugti, pasižiūrėti, kaip mes vienas kitą mylime, kaip vienas kitas didžiuojame savo pasiekimais. Tai aš tikiuosi, kad su visais pasisveikinote. Aš galbūt nespėjau pats asmeniškai pasisveikinti su visais 4000 žmonių, bet tikiuosi, kad kitą kartą tikrai jei esate išimtis, nepasisveikinau su jumis, kitą kartą tą galėsiu padaryti. Bet šiandieną pasidžiaugime metais, kuriuos žengėme, nes susirinkome čia dėl to, apie ką kalbėjome penktadienį, kai penktadienį suteikiame pasauliui dovaną. Ogi dovana yra galimybė gauti reikšmingas įžvalgas į savo sveikatą. O konkrečiai mes kalbame apie geros sveikatos testą. Mes turime čia prisijungus Martiną Torison gydytoją, su kuria kalbėjomės nemažai prieš produkto pristatymą. Mes žinome, kad visi norite žinoti daugiau. Taigi mes per paskutinės 24 ar 48 valandas galėjote mus matyti žurnaluose, mikrobiologijos žurnaluose, Labas rytas, laidose Amerikoje, Europoje. Ir tų pasirodymų yra daugiau, nes pasaulis nori žinoti daugiau apie sveikatą ir apie mūsų produktą. Taigi, šiandieną kalbėsime apie edukacinį procesą. Ir iš tiesų procesas tas užtruks, bet jeigu pas jūs yra rytas, popietė ar vakaras, išsitraukite užrašų knygelę ir tušinuką ir pradėkite užsirašinėti, nes jūs esate ties pradžia. Praėjusį penktadienį aš, Martina, pristatome pasauliui naują produktą, testą. Labai daug informacijos pateikėme, bet šiandieną ta informacija buvo labai glausta, bet šiandieną mes pakalbėsime išsamiau. Martina jums perskaitys pranešimą, Martina pateiks jums kritinės informacijos apie geros sveikatos testą, ką jis reiškia, ką rodo jums jo rezultatai. Tikslas yra sesijos pabaigoje turėti tokį bendrą susidaryti įvaizdį. Norime, kad sesijos pabaigoje suprastumėte, apie ką kalbame. Aš pats gal turėsiu galimybę užduoti klausimų, pokalbių langelėje galėsite užduoti klausimus, aš atrinksiu įdomiausius. Taigi pasinaudokite pokalbio langeliu, įrašykite klausimą, bet įsitikinkite, kad klausimų nekartojate, nes mes iš tiesų turime labai daug žmonių, jau dabar 100 komentarų yra pokalbių langelėje, todėl man reikės laiko juos visus išanalizuoti. Taigi, atkreipkite dėmesį, ko klausė kiti kolegos ir nesidubliuokime. Bet man šiandieną tenka didelė garbė ir privilegija pristatyti Martiną, suteikti jai žodį, prieš jai pradedant kalbėti ir dalytis informaciją su jumis. Noriu pasinaudoti progą ir padėkoti Martinai ir už visą tai, ką ji padarė, kurdama šį testą. Ačiū už patį testą, už už visus mokslinius tyrimus ir jų analizę, kuris slypi už to testo. Per paskutiniuosius porą metų mes iš tiesų dirbome ties tuo testu. Martina buvo lyderė šio projekto. Kažkur prie mūsų yra prisijungę, aišku, ir produkto vadovas Sebastianas Jonsonas, įspūdingas žmogus, irgi žmogus, kuris padėjo šitą misiją įgyvendinti. Deja, šiandieną turime labai ribotą laiką ir neturime galimybės visų žmonių pristatyti. Aš tiesų gailiuosi, kad nepavyko Sebastiano pristatyti jums asmeniškai mūsų susitikime praėjusį penktadienį, bet tiek iš mano pusės, Martina, scena suteikiama jums. Prašau, pakalbėkite apie
tai, ką norite visiems pasakyti, pasisveikinkite su visais, nušvieskite mums daugiau informacijos apie pasiekimą, produktą, kurį Zinzino pristatė pasauliui. Sveiki visi. Tikiuosi visi gali matyti mano ekraną, nes norėčiau iš karto pradėti. Štai, pasirodė skaidrės. Prašau. Kągi, kolegos, kai kalbame apie sveikatą ir šiandien kalbėsime apie sveikatą, labai dažnai kalbame apie širdį, žarnyną, imuninę sistemą. Taip, tarsi tokie organai būtų atskiri. Bet kuo daugiau nagrinėjame žmogaus kūną, tuo labiau suprantame, kad kūnas nėra tiesiog jo atskiros dalys. Kūnas yra sistema, bendra sistema, kurios kiekviena dalis nuolat komunikuoja viena su kita. Virškinimas ir virškinimo sistema, žarnynas yra mūsų centre organizmo. Labai dažnai, kai kalbame apie virškinamą sistemą, galvojame apie žarnyną, kad maistas patenka, ten yra virškinamas, gaunamos maistinės medžiagos ir pašalinamos atliekos. Taip yra, bet tai yra tik tai paviršius tarsi. Tai yra mūsų didžiausias imuninės sistemos organas žarnynas, kuris atsako už 70–80% mūsų imuninės sveikatos. Ten yra trilijonai bakterijų, kurios sudaro mūsų žarnyno mikrobiotą. Tai yra atskira ekosistema gyvenanti mūsų viduje. Ypatinga yra tai, jog šie mikrobai ne tik virškina maistą, jie kalbasi su kūnu. Taip vyksta per cheminius procesus, per molekulės, į kurias yra suskaidomas maistas virškinimo proceso metu. Tai yra metabolitai. Metabolitai skatina mūsų sveikatą arba ją prastina, jie komunikuoja su organizmu, jie kuria mūsų ir veikia mūsų imuninę sistemą ir net smegenis. Tai žarnynas nėra tiesiog virškinimui skirtas organas, tai yra komunikacijos centras, tai yra būtinoji sąveika tarp išorinio pasaulio, tarp to, ką mes valgome, kvėpuojame, visa tai virsta virškinamajame trakte signalais, vidiniais signalais. Signalais, kurie nulemia mūsų nuotaiką, mūsų energiją, mūsų atsparumą. Maždaug paskutinius 15–20 metų atsirado naujos DNR technologijos, kurios leido mums daryti įspūdingus rezultatus. Tai yra nustatyti, kokie mikrobai yra su kuo susiję. Taip buvo paspartintas mikrobiotos tyrimai ir daugiau dabar žinome apie sveikatą. Pagrindinis klausimas iš pradžių buvo, ką galime rasti žarnyne, kokios bakterijos, kokį organą veikia, dėl kokių priežasčių vieni žmonės jaučiasi geriau, pavyzdžiui, kodėl vieni žmonės yra sveikesni vyresnėme amžiuje. Tie klausimai yra įdomus, bet juos gavus atsakymą atsirado ir tokia dėlionė, nes panašu, kad kai kurie žmonės turi vienodą mikrobiotos sudėtį, bet jų sveikatos baigtys yra visiškai kitokios. Tad iškilo kitas klausimas. Reikėjo jau dabar atsakyti ne tik, kokie mikrobai yra mūsų organizme, bet ką jie veikia. Taigi buvo pradėta žiūrėti į mikrobus ne kaip į pavadinimus, bet į tai, ką jie gamina. Koks yra jų cheminis veiklos pėdsakas. Tokiu būdu mes sužinojome, kokia yra mikrobiotos funkcija, ką tie trilijonai bakterijų veikia, kokią įtaką jie turi mūsų biologijai. Metabolitai tam tikra prasme yra žarnyno kalba. Mūsų mikrobai komunikuoja su visų organizmu ir kai ta kalba kinta, kai kurios žinutės nutyla, o kitas žinutės pradeda skambėti labai garsiai, tos žinutės keičia mūsų viso organizmo elgseną. Kai pasižiūrime į šitą komunikacijos sistemą iš toliau, matome, kaip ta komunikacijos sistema yra susijusi. Virškinamasis traktas kalba kiekvieną sekundę su imuninė sistema, imuninė sistema vėl grąžina signalus, kurie turi įtakos mikrobiologiniai veiklai. Per nervą klajoklį signalai pakliūna į molekulės ir mūsų kraujo apytakoje.
Taigi, virškinamasis traktas nėra izoliuota sistema. Tai yra biologinė kryžkelė mūsų organizme, kur susiduria metaboliniai tinklai, neurologiniai tinklai. Kai šitas tinklas yra pusiausvyroje, matome organizmo stabilumą. Taigi organizmo sistemos yra stabilios. Mes turime geresnę energiją, mažesnį stresą, geresnę nuotaiką. Bet kai tos pusiausvyra yra pažeidžiama, ta disbalansas atsispindi smegenų veikloje, kepenų veikloje, netgi tame, kaip mes senėjame. Mes niekur kitur nerasime tokio elegantiško pavyzdžio, kaip veikia mūsų biologinės sistemos. Taigi, mūsų organizme yra aminorūgštis, kurios yra svarbus blokai mūsų organizme. Bet kas atsitinka su aminorūgštimis, kai mikrobai keičia jų veikimą? Taigi, įsivaizduokite, tarsi stovite kryžkelėje ir prieš jūs yra 3 keliai. Pirmas kelias yra kinurenino kelias, tai yra pagrindinis kelias, 90–95% triptofano per jį praeina. Šis kelias yra būtinas, kadangi jis gamina NAD+ molekulę, tai reikalinga kiekvienos ląstelės energijai, bet jis taip pat reguliuoja ir kūno streso atsaką. Taigi, kai kortizolio lygis organizme kyla, TDO atidaro plačiau vartus tarsi ir paspartina kinurenino gamybą. Jeigu toks procesas tęsiasi per ilgai, atsiranda biocheminė aplinka, kuri skatina oksidacinę pažaidą ir imuninės sistemos stresą. Kitas kelias yra serotonino kelias, tai yra atsakingas už 1–2% viso judėjimo. Serotoninas turi įtakos mūsų nuotaikai, miegui ir žarnyno veiklai. Ir paskui yra trečias kelias, kuris domina mus labiausiai. Tai yra mikrobiologinis indolų kelias. Tai žarnyno bakterijos sukuria indolo išvestinius produktus, įskaitant vieną tokį unikalų produktą, tai vadinama IPA, kuris išsisipruoja kaip indolo 3-propiono rūgštis. Jis sukuria signalus, kurie žymi bendradarbiavimą ir pusiausvyrą. Kai šis kelias yra aktyvus, mums indikuojama, kad žarnyno veikla yra tinkama pusiausvyroje, kad uždegimas yra labai žemas organizme. Taigi, o kai sistemoje yra stresas, prasideda kinurenino kelio suaktyvėjimas, o kai pusiausvyra organizme yra, mes matome IPA kelio didesnį aktyvumą. Taigi, IPA yra vienas geriausių biosignalų, pagal kurį galime matuoti žarnyno sveikatą. Aš triptofaną įsivaizduoju kaip kryžkelę, apie kurią jau jums kalbėjau, 3 keliai. Kai šitoje kryžkelėje egzistuoja pusiausvyra, aktyvuojamas IPA kelias, geresnis žarnyno barjeras, atsparumas. Žemėlapio mes tarsi pakeisti ir negalime, tos kryžkelės pakeisti negalima, bet galime pakeisti jau eismo intensyvumą. Taigi, pasižiūrėkime į tą unikalų žymenį, IPA, indolo 3-propiono rūgštis. Ją sudaro daug įdomių sudėtinių dalių. IPA yra mikrobiologinis saugiklis ir labai dažnai aktyvuojamas, kai yra tinkamas maistinių skaidulų suvartojimas. IPA stiprina žarnyno barjerą, tai yra stiprina žarnyno gleivinę, tai yra tas organas, ta dalis, kuri padeda apsaugoti mūsų virškinamąjį traktą, neleidžia procesams neigiamiams žarnyne suintensyvėti, tai yra galingas antioksidantas, saugantis mus nuo oksidacinės pažaidos ir netgi daro mūsų įtakai virškinamą, reguliuodamas cukraus kiekį kraujyje. Jis padeda išlaikyti mūsų žarnyno sveikatą, padeda mums sukurti gerą nuotaiką,
kuo daugiau IPA, tuo didesnis ir geresnis yra žarnyno barjeras, tuo geresnė žarnyno veikla. Taigi, IPA yra ta sauganti molekulė, tai yra signalas, kuris perduoda komunikaciją tarp išorinio pasaulio ir mūsų žarnyno mikrobiotos. Mityba yra vienas didžiausią reikšmę turinčių veiksnių, koks kelias dominuoja organizme. Mūsų protėviai valgydavo daugiau nei 100 gramų skaidulų per dieną. Šiandieną pramoninėse valstybėse žmonės suvartoja mažiau nei 20 gramų per dieną skaidulų. Tai tas poslinkis visiškai iš esmės pakeitė mūsų mikrobiotą ir paveikė mūsų metabolitų irgi pusiausvyrą. Mes vakaruose valgome daug greitojo maisto, riebalų, tai yra mikrobų kuras, tačiau bakterijos šį maistą mėgsta, tačiau jų veiklos produktas yra kenksmingos bakterijos. Todėl aktyvuojasi ir yra aktyvuojamas kinurenino kelias, kin kelias. Jeigu mityboje yra daug maistinių skatalų, organizmas gamina bituriną, pavyzdžiui, tai yra palankios žarnyno bakterijos leidžia gaminti daugiau palankių bakterijų, IPA aktyvuojamas. Mūsų maistas beje ir nėra tolygus. Riebalai gali būti geri, riebalai gali veikti derinyje su polifenoliais ir derinyje gali atsirasti tinkami, palankus metabolitai arba neigiami metabolitai. Aišku, fizinė veikla, miegas turi įtakos mūsų imuniniam atsparumui ir enzimams ar fermentams, kurie turi įtakos metabolitų veiklai. Bet iš esmės mes kalbame ne apie vieną sudėtinę dietos dalį mitybos, mes kalbame apie tai, kad mūsų kūnas yra bendras signalų tinklas, kurio negalima nagrinėti izoliuotai. Taigi, kas įtakoja IPA gamybą? Aš norėčiau pasižiūrėti į maistinės skaidulas, kurios turi didžiausias įtakos IPA susidarimui. Maistinės skaidulos sulėtina triptofano absorbciją. Tai reiškia, kad daugiau triptofano pasiekia storąją žarną. Kai maistinės skaidulos yra fermentizuojamas, atsiranda butirinas, kuris skatina uždegiminius procesus. Tai reiškia, kad mažiau triptofano molekulių patenka į kinurenino kelią. Su ląsteliena, su maistinėmis skaidulomis mes turime daugiau triptofano, kuris ne į kinurenino kelią nukeliauja, bet vykdo tą apsauginę funkciją. Mūsų intervenciniai tyrimai rodo visiškai tą patį. Kuo daugiau maitinės ląstelienos yra vartojama, tuo daugiau IPA, tuo daugiau palankaus triptofano santykių su kitomis molekulėmis. Tai yra ne teoriniai dalykai. Norėčiau aš pasižiūrėti, ką realiai reiškia tas balansas. Pradėkime nuo kepenų. Kepenyse ši pusiausvyra turi labai didelės įtakos. Kaip jūs matote, štai čia skaidrėje, sveikos kepenyse triptofanas yra skaidomas į IPA. Tas IPA gali aktyvuoti receptorių, kuris yra molekulinis jutiklis žarnyno gleivinėje, fiksuojantis žarnyno signalus ir padedantis išlaikyti pusiausvyrą. Kai tas butirino receptorius yra aktyvuojamas IPA, jis sustiprina žarnyno barjerą, neskatina žarnyno ląstelių atsinaujinimą ir skatina baltymų susidarimą. Padeda slopinti uždegimą ir stiprina žarnyno imunitetą.
Tai reiškia, kad kuo daugiau palankių IPA, tuo stipresnė kepenų sveikata. Kai indolo gamyba sumažėja, atsitinka priešingi dalykai, bakteriniai toksinai prasiskverbia į kepenis, kepenėse pradeda kauptis riebalai ir kepenų audinys yra pažeidžiamas. Pačiame žarnyne ta pusiausvyra lygiai taip pat yra reikalinga, kai mikrobiota yra balansuota, triptofanas yra skaidomas į indolo komponentus, kaip IPA, tai yra stiprina žarnyno gleivinę, leidžia ir kontroliuoti uždegiminius procesus, bet kaip turime tą sudirglių žarnų sindromą, mikrobai, kurie gamina palankų indolų, jų kiekis mažėja, daug daugiau triptofano patenka į kinorenino kelią, taigi žarnynas tampa pralaidus, matome daug daugiau uždegimą skatinančių bakterijų ir uždegimo, tai toksai susidaro uždaras ciklas. Tas pats principas galioja ir mums senstant. Laikui bėgant, mikrobiota praranda įvairovę, tai reiškia, kad organizmas gamina vis mažiau palankių bakterijų. Taigi, susilpnėjus žarnyno gleiviniai, susilpnėjus pačiam žarnynui, prasideda uždegiminiai procesai. Bet ne visi žmonės sensta vienodai. Kai kurie tyrimai atskleidžia įdomų dalyką. Tie žmonės, kai kurie žmonės turi didelę įvairovę žarnyno mikrobiota yra įvairi, tai reiškia, ir jie pasižymi stipresnę tokia žmonės imuninę funkciją. Tai reiškia, kad visus šitos procesus jiems įtaką turi IPA. Tie patys, tas pats disbalansas, kuris turi įtakos mūsų žarnynui, turi įtakos ir mūsų smegenims. Kadangi mes turime tokią sąvoką ir žinome, kad žarnynas yra susijęs su smegenimis, signalų pagalba, gera mikrobiota padeda sumažinti uždegiminius procesus. Mūsų smegenyse susidaro daugiau endorfino, daugiau palankių molekulių, bet kai žarnyno mikrobiota yra nepusiausvyroje, mes turime nuotaikų svyravimus ir prasta žarnyno sveikata gali net būti siejama su neurodegeneracinėmis ligomis. Taigi visose tose sistemose, smegenyse, kepenyse, žarnyne matome visiškai tą patį kelią. Kai triptofanas virsta IPA, mes matome apsaugą organizmo, geresnį barjerą, geresnį imuninį atsaką ir bendrą organizmo didesnį atsparumą. Kai triptofano daugiau patenka į kinorenino kelią, matome visiškai priešingą situaciją. Daugiau uždegimo, daugiau pažeidžiamumo, žmogus reaguoja stipriau į stresą ir ligas. Taigi pagrindinė mano žinutė būtų, jog ta pusiausvyra nėra stabili. Mes galime turėti įtako šitai pusiausvyrai, mes galime gerai miegoti, galime užsimti fizinę veiklą, vartoti daugiau maistinių skaidulų. Visi šitie dalykai daro įtaką mano minėtams trims keliams. Taigi, tai kaip mes gyvename, valgome, maitina ne tik mus, bet maitina ir mūsų mikrobiotos sveikatą, suteikia jai kurą. Gera mytyba, subalansuota mytyba, geras skaidulo vartojimas, miegas turi įtakos gerai mikrobiotai. Mums padeda su gera mikrobiota sėkmingai reaguoti į stresą ir atsparumą didinti. Dabar, kai žinome tą faktą, jog ši pusiausvyra nėra stabili, mes galime keisti taip, kaip mes valgome, kaip miegame, kaip kontroliuojame savo stresą. Na, o kaip visą tai įvertinti, kaip išmatuoti, ar mūsų pastangos pakeisti
pusiausvyrą mikrobiotos turi įtakos. Ar mes kažką gero pasiekėme? Būtent čia matavimas tampa tuo galingu įrankiu, nes dešimtmečius mes žinojome apie mikrobiotą, bet negalime matuoti ir žiūrėti, pamatyti, kaip ji veikia. Šiandieną mes galime išmatuoti, kaip molekulės mus veikia, kaip mūsų mikrobiota veikia mūsų sveikatą. Turime dabar tam įrankį, turime virš žarnyno sveikatos testą. Mes matuojame 3 metabolitus: triptofaną, IPA ir kinureniną. Tuos 3 žymenis, kurie nurodo, kaip virškinimo sistema veikia. Turime triptofaną, kuris parodo mums substratą. Matuojame kinureniną, kuris mums parodo stresą, ir IPA, tai kuris atspindi mikrobiotos sveikatą ir apsauginį veiksnį. Matuojame reikšmingus rodiklius: kinorenino triptofano santykį, tai yra mūsų imuninio streso indikatorius, IPA, TRP, triptofano santykis, kuris rodo mikrobiotos veiksmingumą, ir IPA ir kinorenino santykis, kuris rodo mikrobiotos imuninį palaikymą. Tai jis rodo mūsų bendrą pusiausvyrą tarp mikrobiotos ir streso. Kai visus šitos dalykus apjungiame, gauname virškinimo žarnyno sveikatos indeksą. Tai yra indeksas, rodantis, ar jūsų sistema yra atsparesnė, ar ją labai veikia stresas. Šitas testas jums rodo tokias įžvalgas, kurias turėdami galite imtis veiksmų. Galite, turėdami pusiausvyros rodiklius, galite daryti įtaką ir keisti savo mitybą ar kitus veiksnius. Norėdami apibrėžti reikšmingus rodiklius, pasižiūrėjome į 2 grupės. Mūsų du vidinius duomenų rinkinius pasižiūrėjome. Turime tuos žmonės, kurie mažai skaidulų vartoja. Paprastai pas juos ir mikrobiotos veikla yra mažesnė, ir lyginome jų rezultatus, reikšmingus rodiklius, mano minėtus santykius, su tais, kurie daug skaidulų vartoja. Ir tai skirtumai yra labai dideli. Mes matome, štai čia raudona ir žalia spalva. Didesnis skaidulų suvartojimas, didesnė apsauginė vertė, mažesnis skaidulų suvartojimas, mažesnė apsauginė vertė, tai yra didesnis IPA kinorenino santykis. Omega-3 suvartojimas, skaidulų maistinių suvartojimas didesnis, yra visą laiką siekiama su geresniu IPA ir triptofano santykiu. Šitie skaičiai nėra tik tai teoriniai, mes turime juos pagal savo atliktus duomenys ir juos patvirtina, juos validuoja platesni moksliniai tyrimai. Tai tas sveikatos indeksas žarnyno jums rodo, ar organizmas labiau linkęs į atsparumą ar į stresą. Noriu pabrėžti, kad testas yra tik tai, nurodo jums tarsi kryptį, tai nėra diagnozė, bet leidžia jums pereiti nuo streso prie atsparumo. Taigi mūsų šitas sukurtas testas vėlgi atspindi mūsų misiją, kad sveikata turi būti pirmiausia prevencinės pastangos. Taigi tai yra gairės, tas testas yra gairės leidžiančios jums edukuoti save, pasižiūrėti, ką galima padaryti. Iš tiesų, testas atspindi tą sisteminį mąstymą praktikoje. Mes matuojame ne vieną molekulę, mes matuojame dėsnį, matuojame modelį, kaip mikrobiota, imuninė sistema ir virškinimas veikia vienas kitą. Kiekviena molekulė yra duomenų taškas ir kai kad tuos duomenų taškus sudedi į vieną, gauni didelį bendrą paveikslą. Gauni tarsi žemėlapį visos sistemos, kaip funkcionuoja jūsų kūnas. Mes nekalbame apie tai, kad mūsų testas pakeis medicininę diagnozę. Ne, jis tiesiog padeda mums išplėsti mūsų supratimą apie prevencinę sveikatą. Mes matome biologiją kaip dialogą, kuriam galima turėti įtakos per gyvenimo įpročių pokyčius. Taigi, kai triptofanas
kyla į mikroindolus, mes matome atsparumą, mažesnį stresą. Kai triptofanų daugiau pakliūna į renino kelią, matome stresą, uždegimą ir sumažėjusi organizmo gebėjimą prisitaikyti. Kadangi šios molekulės cirkuliuoja kraujyje, mes tą pusiausvyrą dabar galime išmatuoti. Mes nematomą žarnyno chemiją galime pamatyti per testą. Mes kalbame čia ne tik apie mikrobiotą, mes kalbame apie tai, ką mikrobiota sako jums ir kaip mes galime reaguoti. Tai testas yra pirmas praktinis būdas įsiklausyti į savo organizmą, paversti molekulių kalbą į kažką tai konkretaus, į kažką, ką galima savo pastangomis reaguoti. Mes su šituo testu naujausius mokslinius tyrimus pavertėme praktiką. Testas iš tiesų tarsi užpildo spragą tarp teorinių mokslinių tyrimų ir praktinio gyvenimo. Jeigu pasižiūrėtumėm plačiau, mes kompleksiškus, sudėtingus dalykus paverčiame paprastais. Mes mikrobiologiją paverčiame suprantama kalba. Tai yra tiesiog sisteminis mąstymas paverstas praktika. Mes visus tuos sudėtingus mikrobiologijos tinklus paverčiame suprantama kalba. Testas jums rodo, kokią įtaką turi jūsų maistas, jūsų miegas, jūsų stresas, gyvenimo įpročiai, jūsų organizmui ir jo funkcionavimui. Mes matome poslinkį nuo tiesiog stebėjimo ligos prie sveikatos supratimo. Mes dabar galime matuoti, kaip gerai mūsų sistema yra prisitaikiusi, ar gerai yra subalansuota žarnyno veikla. Tai yra prevencinis sveikatos esmė. Mes neužkertame kelio ligoms, bet mes galime stebėti, kaip atrodo mūsų organizmo vidinė chemija. Ir dar svarbiau, mes dabar galime stebėti ir reaguoti į testo rezultatus per savo veiksmus. Nes kai matome, kaip organizmas keičiasi, mes galime imtis veiksmų. Taigi prevencija čia, mokslas verčiamas prevencija, prevencija verčiama tikslais ir sveikata. Ačiū Martina, ačiū labai už šitokią vertingą įžvalgą. Tikiuosi, kad jums visiems yra daug aiškiau. Aš esu gana apsiskaitęs, bet vis tiek vis dar mokausi ir mokausi. Ir bandžiau, kol Martina šnekėjo, skaityti komentarus, klausimus, suprasti jūsų poziciją. Bet esminė žinutė yra tokia, jog mes dabar turime būdą matuoti savo sveikatą. Taigi, visų pirma, kai kurie klausimai atsirado net dar, kol buvo paskaitytas pranešimas. Mano patarimas visiems, visų pirma, pasiklausykite ir išsiaiškinkite, apie ką kalbama. Jūs visi pabrėžėte vieną problemą, bet Martina atsakė pranešimo pabaigoje. Zinzino nėra medicinos organizacija ir tai nėra, šis testas neatstoja medicininės diagnozės. Mūsų tikslas yra prevencija. Mes norime įgalinti žmonės imtis pokyčių, teigiamų pokyčių. Kaip jie galinti žmonės teigiamą įtaką daryti savo gyvenimą. Jeigu jūs turite kažkokį tai sveikatos iššūkių, visuomet gera idėja yra optimizuoti savo mitybinę sveikatą. Būtent tam turime savo produktus, testus, gaires, kad jūs galėtumėt į savo rankus paimti tą gyvenimo dalį, tai yra mityba. Aš nenoriu, kad pasimestumėte daugelį žinutę. Tai nėra tradicinis mikrobiotos testas.
Žmonės, čia kai kurie sako, kad yra medicinos praktikai, sveikatos specialistai. Vėlgi, kartoju, tai nėra mikrobiotos testas, tai mes neimame išmatų mėginio. Visa tai yra daroma ir daroma kartais netgi labai gerai, siekiant išsiaiškinti, kokie mikrobai yra jūsų organizme. Žarnyne. Ne, mes žengiame truputį toliau, kaip ir Martina pasakyta. Mes suteikiame galimybę žmonėms pasižiūrėti į taip, kaip veikia visa sistema. Vienas iš komentarų buvo, kaip matuoti 5 dalykus, kurie yra zinzino produktuose. Mes nematuojame 5 dalykų. Tai nėra testas, kuris įtinka vieną ir siejasi su vienu produktu. Ne. Mes zinzino siūlomi produktai zinzino yra bendro sveikatos protokolo dalis. Mes siekiame, bet visą laiką, jeigu pasižiūrėsite į bet kokį imunologinį faktorių, maistinės medžiagos turi įtakos ir visa tai slypi už viso mūsų darbo, bet platesnė žinutė, kad norime, jog jūs būtumėte aktyvesni, pasižiūrėtumėte ir savo rankas paimtumėte savo mitybę, savo sveikatinį, savo fizinį aktyvumą. Mes žinojame, kad sveikatos žymuo, tarsi rodiklis yra stresas. Kartais netgi turime tą posakį, jog jaučiu, jog kažkas yra negerai savo viduje. Taigi mes žinome, kad žarnynas indikuoja kai kuriuos dalykus, stresą, blogą sveikatą. Taigi, Martina, paprašysiu tavęs trumpai ir aiškiai apibrėžti skirtumą tarp mikrobiotos, tipinio mikrobiotos testo ir to, ką mes pasiūlėme. Lengviausias, paprasčiausias paaiškinimas būtų, kad išmatų testas, kuriuo matuojama ir analizuojama bakteriniai štamai, kurie yra jūsų virškinimo sistemoje. Tai tas tyrimas, įprastinis tyrimas, rodo, kas yra, kokios bakterijos yra virškinamajame trakte, bet mes žinome, kad tų bakterijų tiesiog turėti virškinimo sistemoje nepakanka, jos turi funkcionuoti tinkamai. Bakterijos yra tarsi darbuotojai, darbininkai, kurie turi daryti savo darbą. Ir jeigu tie darbininkai nedirba gerai, tai pasireiškia sveikatos bėdos. Mes matome prastus funkcinius rezultatus, o tie funkciniai prasti rezultatai yra signalai jūsų organizmui. Taigi mes iš tiesų leidžiame jums sistemiškai pažiūrėti su savo testu į sveikatą. Kaip sakėm, nepakanka žinoti, kas yra virškinimo sistemoje, reikia žinoti, ką ta virškinimo sistema daro funkciškai. Nes turime kelis klausimus, kurie susijęs su praktiniais aspektais testo. Pirmiausia, amžius. Koks yra jauniausias, tarsi mažiausias amžius, kuomet galima atlikti testą? Testas yra suaugusiems žmonėms, todėl kad tyrimai yra labai visai neseniai atlikti ir literatūra visa yra susijusi su suaugusių žmonių kohortomis. Būtent todėl turime vertes, kurios yra aktualios suaugusiams žmonėms. Bet iš tiesų, bet kuriame amžiuje turbūt būtų įdomu pasižiūrėti, kur nuplaukia metabolitai. Bet pats testas kurtas atsižvelgiant į suaugusių žmonių duomenis, todėl tų aiškinimo, jeigu būtų atliekamas testas vaikams, aiškinimo rezultato aiškinimas gali būti šiek tiek problematiškas. Jeigu pasižiūrėtumėm į brandos klausimą, aš manau, kad jeigu mes kalbame apie paauglystę, vėlyvąją paauglystę, aš manyčiau, kad gal jau tos brandos yra daugiau, o jeigu kalbame apie suaugusius, aš manyčiau, bet kas 20+ jau galima atlikinėti testą. Mes savo gairėse esame jau aprašę, bet klausimas yra, kaip žmogus turėtų atlikti tą testą, kokios yra sąlygos, kad testo rezultatai būtų patikimi. Instrukcijos yra tokios. Testą atlikti reikia
nevalgius ryte, pageidautina 10 valandų nevalgius prieš tai, pageidautina ne tą dieną ar dieną po maratono, po vakarėlio ar didelio alkoholio vartojimo, nes tai turės įtakos rezultatams. Taigi sąlygos yra tokios, jog testą reikia atlikti nevalgius, tuščiu skrandžiu ir testą pakartotinai atlikinėti tomis pačiomis sąlygomis. Jūs minėjote antibiotikus, kaip jie daro įtaką organizmui. Klausimas buvo, ar medikamentų, vaistų vartojimas turės įtakos kraujo testo rezultatams. Kai kurie žmonės turi vartoti vaistus kiekvieną dieną. Aš pats turiu savų minčių, pasidalysiu jomis, bet visų pirma norėčiau paklausti, ką siūlytumėm tokiems žmonėms. Visų pirma, noriu patikslinti, jog jeigu vartojate antibiotikus, nereiškia, kad testo negalite daryti, bet tiesiog turėkite omeny, kad antibiotikai gali turėti įtakos testo rezultatams, nes mes žinome, kokį poveikį antibiotikai turi žarnyno mikrobiotai. Bet kaip galėtumėte pakartotinai atlikti testą, kai nutrauksite antibiotikų vartojimą ir pasižiūrėti, ar mikrobiota vėl yra pusiausvyroje. Manau, kad gana sudėtinga medicininius patarimus duoti. Aš ne tą turėčiau daryti, bet nepamirškite, kad kiekvieną kartą, kai vartojate vaistus, vaistai turi įtakos jūsų organizmui ir savaime suprantama turės įtakos ir testo rezultatams. Taip, rekomendacijas teikti sunku. Aš tikrai medicininių patarimų jums neduosiu. Bet jeigu jūs privalote vartoti vaistus kiekvieną dieną, siekdami kontroliuoti lėtinę ligą, tai jau šitą indikuoja apie jūsų sveikatą. Jūs tiesiog pasidarykite testą, pasižiūrėkite, kokie yra jūsų rezultatai. Ir tai taikoma visiems, kurie klausia manęs to nepriklausomai nuo ligos, kuria serga. Aš visuomet sakau, kad taip, jūs turite visą laiką stiprinti savo sveikatą per mitybą. Bet jeigu jūsų realybė yra tokia, jog vartojate vaistus, jūs tyrimą galite atlikti ir vis tiek sveikatos gerinimo strategijas įgyvendinti. Vartoti polifenolus, daugiau sportuoti, bandyti sumažinti streso veiksnius savo gyvenime, gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti maistinių skaidulų suvartojimą. Tai yra visos tos korekcijos, kurias galite padaryti, nors jūsų realybė yra ta, jog nuolat turite vartoti vaistus. Bet mano patarimas būtų toks, pagerinimus vis tiek verta daryti, nes jūs savo mitybinės sveikatą per mitybą gerindami tik pagerinsite savo bendrą būklę. Taigi pasižiūrėjome į amžių, kokio amžiaus žmonės gali tyrimą atlikti. Tai kitas akivaizdus klausimas yra, kada reikia pakartotinai daryti testą. Pirmą kartą, sakykime, padarė, pradėjo keisti savo gyvenimo įpročius, pradėjo mitybą koreguoti, kada reikia atlikti pakartotinį testą, ar tos pastangos buvo veiksmingos. Po 120 dienų nuo pirmo testo. O kodėl būtent 120 dienų? Rekomendacija galėtų būti ir kitokia, bet mes žinome, kad mikrobiota labai sparčiai reaguoja į mitybos pokyčius, bet organizmui ir mikrobiotai reikia laiko prisitaikyti, kad pradėtų demonstruoti teigiamus pokyčius, nes jūs iš esmės, jeigu pridedate daugiau į savo racioną maistinių skaidulų, mikrobiotai reikia prisitaikyti. Tai mes manome, kad 120 yra pakankamai geras laiko tarpas. Man pakankamai komfortabiliai atrodo tas 120 dienų terminas. Taip, nes žarnyno mikrobiota reaguoja labai sparčiai. Bet reikia nepamiršti, kad mes rezultatą ir testą gauname išanalizavę kraują. Todėl būtent reikia atsižvelgti į raudonųjų kraujo kūnelių atsinaujinimo tempą. Tad 120 dienų yra tinkamas laikas tiksliam paveikslui atvaizduoti. Mes
Iš tiesų, su tuo testu siekiame jūs pagerinti savo gyvenimo įpročius. Ir jūs iš tiesų pradėję nuo vieno testo, įgyvendinę pokyčius gyvenimo, jūs po 120 dienų pamatysite reikšmingą pokytį ir tas galimybė pakartotinai atlikti testą leis jums iš esmės visam gyvenimui pakeisti savo įpročius ir būti sveikesniam kiekvienu įmanomu aspektu. Taigi 120 dienų atrodo visiškai racionalu, turint galvoj, ką mes žinome apie kraujo mikrobiologiją, lygiai taip pat racionalu, ką žinome apie tai, kiek laiko reikia naujiems įpročiams išsiugdyti. Kitas klausimas, kurio sulaukiame, netoks mokslinis, bet aš norėčiau, kad išsakytumėt savo mintis, bet kiek gali būti individualizuotos mūsų rekomendacijos. Sakykime, žmonės atlieka testą, bet ar rekomendacija gali būti labai individualizuota kiekvienam žmogui? Na, rezultatai yra individualizuoti, todėl, kad priklausomai nuo tų rezultatų, kuriuos ir balus, kuriuos gaunate. Mes būtent tuo testo ir sveikatos indeksų vadovaudamiesi nustatome tas rekomendacijas. Tai tas individualizuotumas yra toks. Mes atliekame 1000 tyrimų. Aš esu tikras, kad dirbtinio intelekto rėmėjai man paprieštaraus, bet labai yra sunku tiesioginės tokias instrukcijas duoti. Mano nuomonė, nereikėtų būti labai deterministiniam. Jūs esate asmuo, kurio rankose yra jūsų pačių sveikata. Jūs patys esate atsakingi už savo mitybos pasirinkimus, už Xenobiotic ar Balance Oil vartojimą, kaip jūs visą taip įvesti į savo gyvenimą. Mes galime jums tik tai tuos tokius indikatorius duoti, patikimas gaires, kas yra geros maistinės skaidulos, kas yra geri polifenoliai, mes galime jums duoti rekomendacijas dėl fizinės veiklos, sportavimo, bet mes negalime kiekvienam iš jūsų 1300 žmonių, kurie prisijungė prie mūsų šią popietę, jūs turite daryti būtent tai. Tos rekomendacijos gali būti išgrynintos, kai jūs imatės patys veiksmų, kai jūs pradedate nuo bendrųjų gal rekomendacijų, bet įgyvendinę vieną kitą pokytį, tos rekomendacijos gali būti itin individualizuotos. Mes čia esame tam, kad tik tai nurodytumėm jums kelią galbūt ir įgalintumėm rinktis, daryti geresnius pasirinkimus. Ačiū labai, Martina. Labai daug žmonių nori palyginimo su kitais produktais, bet palyginimo nėra. Mes iš tiesų nematome, kad mūsų testas gali būti palyginimas su komerciškai prieinamais testais kitose srityse. Aš labai tikiuosi, kad jūs užsirašinėjote, atidžiai žiūrėjote į skaidres. Tikrai paskui tas skaidres gausite Martinos, grįžkite prie jų, pagalvokite apie tai ir mokykitės. Nes iš tiesų svarbiausia yra visų pirma pagalvoti, pasižiūrėti, ką išgirdote ir mokytis pačiam. Duokite mums indikaciją, kiek mokslinių tyrimų reikėjo perskaityti, kiek dienų, valandų praleidote apibendrindami mokslinių tyrimų rezultatus, kad žmonės susidarytų įspūdį, kiek reikia pastangų įdėti, norint tokiam produktui sukurti. Galiu pasakyti tik, kad reikia labai daug darbo, valandų neskaičiavau, bet tikrai turiu tūkstančius lapų mokslinių tyrimų, kuriuos skaičiau.
Bet yra toksai įdomus dalykas, kaip citavimo rodiklis, ten skaičiuojama, kiek kartų vienas ar kitas žodis buvo panaudotas mokslinėje literatūroje, tad iš tiesų šis sritis, mikrobiotos tyrimų sritis, plečiasi. Per paskutinius porą metų tikrai šimtai mokslinių tyrimų buvo atlikta, tai ilgai ir ilgos valandos buvo praleistos apibendrinančių tyrimų rezultatus. Aš esu vienas iš tų žmonių, nedaugelio žmonių, kuriam teko garbė ir malonumas skaityti Martinos knygos rankraštį šią temą. Aš pasidalysiu nuorodą ir šią knygą kažkada tai bus tikrai prieinama, bet aš pasižiūrėjau į literatūros sąrašą, į išnašų skaičių, kiek reikėjo išnašų ir mokslinių tyrimų vien šiai knygai. Martinos knyga yra gerokai išsamesnė nei mano parašytoji. Tuoj pasižiūrėsiu, kiek yra tų išnašų ir nuorodų. Taigi, rankraštė, kurį turiu, 200 nuorodų yra į mokslinius tyrimus. Tai čia tiek tyrimų buvo parinkta jos knygai ta pačia tema, mikrobiotos tyrimams skirta. Mes Jungtinėje karalystėje universitetuose atliekame daug tyrimų, turime jų mikrobiologinės laboratorijas, taigi mes turime duomenų bazes ir mes iš tiesų įdėjome visas pastangas, kad testas atitiktų aukščiausius patikimumo, mokslinio patikimumo standartus. Ir galime jums garantuoti, kad padarėt šį tyrimą, jūs tikrai gausite sisteminę apžvalgą, kaip veikia jūsų organizmas, kaip jis funkcionuoja, jis padės jums suprasti geriau, kaip veikia jūsų organizmas. Laikas labai sparčiai bėga, aš grįšiu prie komentaro. Norėčiau atsakyti į vieną komentarą, kuris man buvo labai įdomus. Viename komentare energija plus siejama su ilgamžiškumu. Tai įdomu skaityti, kaip jau minėjau, kai kalbame apie mitybą, gyvenimo įpročius ir kokią įtaką jie turi mūsų sveikatos baigtims ir mano minėtams 3 keliams, kaip keliauja triptofanas. Bet kinureninas yra pirmas šalutinis produktas kinurenino kelyje, o paskutinis žingsnis šiame kelyje yra kinolino rūgšties gamyba. Tai yra energija plus pradinė medžiaga. Bet kai kalbame apie epitelio uždegimus, mes matome tą kamštį tarsi, kai tos rūgšties gaminama yra per daug ir nebeturime energiją plus, sumažėja tos energija plus gamyba ir turime uždegiminius procesus didesnius, kurie veda prie spartesnio senėjimo. Klausimų kartojasi. Iš tiesų atsakas labai didelis. Dėkojame už jūsų aktyvumą. Martino, turiu pasakyti, Martina, jūsų pranešimas buvo įspūdingas. Jūsų įsitraukimas į tokią sritį, toks gilus pažiūrėjimas ją daro įspūdį ir jūsų tos įžvalgos tikrai gali būti naudingos mums visiems. Pažadu visiems, kas klausosi mūsų. Jūs tikrai per kelias kitas dienas, savaitės
galėsite įsisavinti tą kalbą. IPA, triptofanas, indolo 3-propiono rūgštis, kinureninas, visi tie žodžiai taps jums savimi. Ar jūs esate medicinos gydytojai, ar mokslinių tyrimų atlikėjai. Tikrai Martinos pranešime yra daug nuorodų, daug žodžių ir savokų, kurios paskatins jūs eiti giliau. Ir aš tikrai tikiuosi, kad ateityje gausime daugiau dar net informacijos. Visi tūkstančiai jūsų, kurie čia prisijungėte prie mūsų, duokite man dar minutę. Mes esame Zinzino ir aš tikrai pristatę šį testą surinksime didžiulę duomenų bazę. Ir gausime dar daugiau informacijos ateityje. Mes esame čempionai, mano nuomonė. Mes esame mokslinių tyrimų priešakyje. Mes turime šimtus mokslininkų, kurie dirba Zinzino naudai. Jūs ištestuosite save, savo draugus, savo pažįstamus visame pasaulyje. Ir greitai, labai greitai per šį testą galėsime sudaryti pasaulio gyventojų žemėlapį. Turėsime daug daugiau informacijos apie jų sveikatą. Ir mes jau dabar galvojame, kokį dar vieną žingsnį galėtumėm į priekį žengti, ką galėsime dar iš to išmokti. Tai yra tik tai pradžia, pradinis taškas. Pradedame naujai žvelgti į inovacijas, sužinosime daug daugiau ir kartu bendrai mes tikrai tiesiog ne to žodžio prasme pakeisime žmonių sveikatą visame pasaulyje. Tai tik tai pirmas žingsnis. Tiesa, ilgos kelionės turbūt pirmas žingsnis, bet kad ir kokia jį būtų, kokio ilgio jį būtų, mes ją keliausime su atsidavimu, remdamiesi moksliniais tyrimais, aiškia kryptimi su aiškiu tikslu. Ačiū Martinai, ačiū Sebastianui, ačiū visiems Zinzino nariams, nes tai buvo komandinis darbas. Tomas Gundinson, Gislavek, galėčiau didžiausią, ilgiausią žmonių sąrašą pateikti, apie kuriuos gal net nesate girdėję, bet jie visi prisidėjo prie šito testo. Ačiū Orjanui, ačiū Dakui, visiems, kurie uždavė klausimą, kurie mus spaudžia duoti atsakymus. Mes jūs išklausime ir pateikėme atsakymus. Ačiū labai Martinai, ačiū visiems. Laikykitės, rūpinkite savo sveikatą ir